Pizos bokštas – žymiausias pakrypęs pastatas pasaulyje. Šis bokštas yra Pizo mieste, kuris yra Toskanos regione, apie 85 km nuo Florencijos. Nulinkęs bokštas yra šalia Pizos katedros ir Pizos baptisterijos, sudarančių žymiausią Pizos aikštę. 1173 metais rugpjūčio 9 dieną pradėta statyti pirmą aukštą, tačiau po 5 metų bokštas pradėjo linkti, kai buvo pabaigtas antrasis aukštas dėl paviršutiniškų pamatų ir minkštos žemės. Dėl nuolatinių kovų su kaimyniniais miestais statybos buvo sustabdytos beveik 100 metų. Tai leido žemės pagrindui nusistovėti, neleisdamas bokštui sugriūti. 1233 metais statybos buvo tęsiamos, prižiūrint įvairiems asmenims. Inžinieriai išradingai suprojektavo, kad kompensuotų pasvirimą statė aukštesnius aukštus. Nepaisant trukdžių, statyba tęsėsi ir 1319 metais buvo pabaigtas 7. aukštas. Galiausiai 1372 metais varpinė buvo įrengta dėka Tomaso Pisano. Bokšto aukštas yra apie 56 metrai žemesnėje pusėje ir apie 57 metrai aukštesnėje pusėje. Jis sveria 14 500 tonų. Kai bokšte buvo pradėta naudoti varpinė, pastatas pradėjo lenktis dar labiau. Dėl to 1838 metais architektas Aleksandras Garardeska įsakė atkasti pamatus, kad patikrintų jų ir kolonų stabilumą. Deja, situacija pablogėjo. Atlikti tyrimai parodė, kad jei bokštas būtų buvęs net šiek tiek aukštesnis, jis būtų nuvirtęs iš karto. Nuo 1280 metų bokštas patyrė mažiausiai 4 reikšmingus žemės drebėjimus. Antrojo pasaulinio karo metu sąjungininkai įtarė, kad vokiečiai gali naudoti bokštą kaip stebėjimo postą. Leonas Veksteinas, JAV kariuomenės seržantas, kuris buvo išsiųstas patvirtinti vokiečių kariuomenės buvimą bokšte, bus sužavėtas katedros ir jos varpinės grožiu. Todėl jis nusprendė nepaskelbti artilerijos smūgio, taip išgelbėdamas bokštą nuo sunaikinimo. Tarp 1990 ir 2001 metų buvo atliktas bokšto konstrukcijų stiprinimas, siekiant pašalinti matomus pažeidimus. Daugiausiai koroziją ir pajuodavimą, kuriuos sukėlė bokšto amžius ir vėjo bei lietaus poveikis. 2008 metų gegužę inžinieriai paskelbė, kad bokštas buvo stabilizuotas, nustojo linkti. Sakė, kad jis išliks bent 200 metų. Viduje Pizos bokšto yra tuščiavidurė laiptinė, kuri veda į viršutinį bokšto aukštą. Nors bokštas yra žinomas dėl savo išorinio linkčio, viduje yra stabilu ir saugu lankytojams kilti. 2023 metais rugpjūčio 9 dieną įvyko šventė, nes praėjo 850 metų nuo kaip buvo pradėtos Pizos bokšto statybos. Pizos bokštas yra viena iš populiariausių turistų atrakcijų Italijoje ir visame pasaulyje. Jo išskirtinė išlenkta forma ir istorinė reikšmė traukia tūkstančius lankytojų kiekvienais metais. Turizmas Pizos bokštui teikia didelį ekonominį pranašumą Pizos miestui ir apskritai visai Italijos ekonomikai. Vietiniai verslininkai siūlo įvairius paslaugas ir prekes, pritaikytas turistams, pavyzdžiui, suvenyrus, atvirukus, taip pat ir kavines, restoranus ir viešbučius. Lankytojai gali padaryti nuotraukas, kuriuose atrodo, jog jie laiko arba stumia bokštą, išbandyti bokšto linkčio pojūtį, kilti į bokštą mėgautis Pizos miesto vaizdu iš viršaus.